Sunki naktis buvo, mačiau, keitėt variklį net? Jo, keitėm motorą. Iš tikrųjų vakar daug ką pakeitėm ir galvojom, kad viskas gerai, bet šiandien negalėjom treniruotėse nei vieno rato padaryti vėl tas pats. Tai pakeitėm visą variklį, nes einam gal biškį toliau, nes negalima keisti variklį po kvalifikacijos, nes tavo tu esi diskvalifikuojamas ir stovi į patį galą. Tai va, bet aš kaip nepravažiavau nei vieno rato per kvalifikaciją, aš esu paskutintas, tai galėjau keisti variklį, nes nieko nepraradau. Tai uždėjom seną variklį ir dabar pradėjo dirbti. Iki čempionato liko nedaug laiko visai? Nedaug, porą valandų. Tai galima sakyti, kaip lietuviškai visą laiką būna. Paskutinė sekundė. Tai va. Svarbu, kad dabar dirbu. Gerai, sėkmingai.